Sveiki, taigi šiandien naujoje Sportas nesveika laidoje matysite pokalbį su treneriu Dominiku, kurio tema – kaip paruošti širdį fiziniam krūviui. Sveiki, aš esu Dominikas Misevičius, sporte esu nuo 6 metų, buvęs plaukikas 7 metus maždaug. Nuo 14 pradėjau lengvą atletiką lankyti, bėgiau 400 su barjerais. Dabar treniruoju jau 7 metus. Tai gal trumpai būtų tiek apie mane. Tai kodėl apskritai yra svarbu stebėti širdies darbą? Taigi širdies darbas mums yra svarbus dėl daugelio priežasčių. Pirma priežastis būtų taip. Jeigu mes lipam į 5. aukštą laiptais, mes jau gaunam labai didelį slėgį savo širdutę. Tai ta širdis išpumpuoja daug kraujo, taip pat turi ir įpumpuoti daug kraujo. Tai dėl šitų skirtumų, kurie įvyksta, kuomet mes netreniruojam širdies, gali įvykti širdies permušimai. Tai viena iš priežasčių, kodėl mums reikėtų savo širdutę treniruoti ir prižiūrėti. Jeigu esi sportininkas, tai šitas faktorius yra dar stipresnis. Kodėl yra stipresnis? Nes kuomet mes sportuojam, pasiekiam tam tikrą fizinį lygį ir kad mes jį pakeltumėm, turim dirbti nuo pat pagrindų, tai nuo pat mūsų širdies. Tai širdutę, kuo daugiau stiprinsim, tuo mūsų pajėgumas didės. O kas toliau, papasakosiu vėliau. Ar žinojate, kad jūsų telefono dėkliukas gali ne tik apsaugoti jūsų telefoną, bet ir atspindėti jūsų asmenybę? Tai jums gali padėti padaryti Imprint Lab. Internetinės svetainės nuorodą rasite mūsų video aprašyme. O koks širdies susitraukimų dažnis turėtų būti pas žmogų, kuris anksčiau nesportavo? Taigi, širdies dažnis. Koks jis turėtų būti? Tai formulių yra daugybė ir įvairiausių. Tai aš jums papasakosiu pačią paprasčiausią, kurią gali taikyti kiekvienas. Tai pirmą reikia sužinoti mūsų žemiausią pulsą. Tai žemiausias pulsas matuojamas tada, kuomet mes atsibundam ryte, pasiemam laikroduką, prisidedam pirštus čia už arterijų ir skaičiuojam dūžius. Dūžius kaip skaičiuojam? Tai arba galim per 6 sekundės skaičiuoti, bet tada reiks dauginti iš 10, arba galim kaip tik skaičiuoti 10 sekundžių ir dauginti iš 6. Kas gaunasi 60 sekundžių, sužinosit, kiek mušimų per minutę turi jūsų širdutė. Aišku, skaičiuojat tvinksus, kai jaučiat su pirštais, kad bum, bum daro, ne? Tai čia bus žemiausias mūsų. Aukščiausias yra labai paprasta. Paimam 220 ir atimam savo amžių. Tai jis turi tikrai paklaidą, kaip ir visi moksliniai tyrimai, kažką mažą paklaidėlę turi, bet jums pilnai užteks nusisakyti savo ribas. Kam tos ribos reikalingos? Ribos reikalingos, kad jūs žinotumėt, koks jūsų maksimalus darbas ir koks jūsų minimalus darbas. Ir palei tą galima išsidėlioti save palaipsniui, kaip jums kilti ir dirbti. Dabar, kuo širdies darbas jūsų žemesnis yra, tuo jūs galit nuosekliau jame dirbti. Tai kitaip pavyzdžiui duosiu, jeigu jūs bėgat, pavyzdžiui, galit ne tik bėgti, galit ir salėje sportuoti intensyviau ir panašiai, svarbiausia yra stebėti savo širdutę. O ypač padeda tokie laikrodukai, kurie matuoja širdį. Tai galit daryti taip. Darot tam tikrą fizinį krūvį, labai lengva, ir stebit savo pulsą. Ir kas gausis laikui bėgant, pulsas, pavyzdžiui, rodys 120, ir jis po truputį didėja. Tai jūs turit kontroliuoti ir palaipsniui išlyginti jį. Tai kaip dabar tai darom? Paprasčiausiai paimam ir ramiau atliekame veiksmą. Jeigu bėgame, tai bėgam lėčiau. Jeigu, pavyzdžiui, sportuojat ramiau arba didesnį šiek tiek poilsį, žiūrėdami į savo pulsą. Dabar kas gaunasi ir kodėl taip gaunasi? Širdutė dirba, susispaudžia, atsileidžia, ne? Kraujas visas teka ir pas mumis gaunasi taip, kad fizinio krūvio metu mes bėgdami, tarkim, turim 5 km distanciją ir per tos 5 km pas mumis tikrai užkils širdutė labai aukštai, pulsas. Tai mes tiesiog stengiamės kuo lygiau ir tuo lygiau bėgti, žiūrėdami, kontroliuodami pulsą, prilietindami, tada širdutės taip tvinksniai neužkyla. Laikui bėgant, pavyzdžiui, 2-3 savaitės tai bėgiosit, laikui bėgant pamatysit, kad jūs anksčiau gal nubėgot 200 metrų su tam tikru pulsu, o dabar galit kilometrą nubėgti ir jums nieko reguliuoti nereikėjo. Tai kuo tas širdies valdymas ir yra įdomus, kad jį reikia ir palaipsniui keisti. Taigi keisti
keisti galima kaip pagal zonas. Yra 5 pagrindinės zonas, kai kur būna ir 6 zonas. Tai kuo smulkesnės zonas, to gal save labiau apsikrausi. Tai jums užtenka 5 zonų. Kas tos dabar per zonas? Tai pirma zona yra lengviausia zona, toj kurioje rekomenduoju jums bėgti, kad sustiprintumėte savo širdutę. Tai ta zona priklauso nuo jūsų amžiaus. Tai kai pasiskaičiuojat minimalų ir maksimalų, man, pavyzdžiui, man yra 29 metai, mano zona būtų apie 120-137 kažkur tais pulsas per minutę. Tai jame turėčiau bėgti, kad mano širdutė gautų tolygias apkrovas ir taip prisiderintų prie krūvio. Vėliau tos zonos keičiasi. Tai maksimali zona, iki kada dar deguonis normaliai paduodama raumenim, tai yra maždaug būna iki 150. Tai 150 jau plius minus jau pradedam eiti į zoną, kuomet nebėra deguonies. Ką tai reiškia, kad mes įkvepiam, bet mūsų organizmas nesugeba įsisavinti tiek daug deguonies. Ir tai vadinasi, kad mes dirbam jau anaerobiniu režimu, kas yra be deguonies režimas. Tai iki to ritmo siūlau jums visiems sportuoti, o ir neperkopti to ritmo. Dabar kodėl? Paaiškinsiu galbūt vėlesnėse vaizdo įrašuose, arba galbūt užduos man dar kolegė klausimų. Tai trumpai, nuo ko reiktų pradėti? Taigi apibendrinant, reikalingas mums žemiausias pulsas, kuomet atsibundam pasimatuojam. Aukščiausias, tai paprasčiausiai kaip pagal formulę, iš 220 atimam savo amžių, išsidėliojam į 5 grafikus tolygiai išsidalinę ir turėsit planą palei ką bėgti. O bėgti pradedančiam reiktų bent 3 kartus per savaitę pradėti ir tikrai nebėkit 2-3 km. Užteks ir 1 pradžiai kilometras, jei esate nesportavęs. Jeigu kažkiek sportavęs esate, tai pabandykit ir 2 nubėgti, bet ritmas turi būti labai žemas. Visada pasiklauskit asmeninio trenerio, jis tikrai jums parekomenduos, nuo ko jums pradėti, nes mes kiekvienas save mėgstam labai pervertinti ir įvertinti, kiti ir nuvertina save. Tai dar galima pridurti atsigavimą. Kaip atsigavimas vyksta, tai jeigu mes bėgom intensyviau, greičiau, mūsų sąnariai taip pat dyla ir jie neatsigauna taip greitai, tai bėgam irgi taip pat žemam pulso zonoje žemoje. Tas mums padeda regeneracijai ir atsistatymui. Tai sėkmės sporte. Kadangi papasakau labai nedaug, tik tais paviršių vandens, tai jeigu norit daugiau sužinoti informacijos, sekit mane čia. Ačiū kolegai Dominykui už pokalbį ir susitiksime kitose laidose.